Sveiki visi atvykę mano. Šiandien aš pristatau Lietuvos 2025 metų. Čia juos galime visus matyti. Išrinkau tik tuos, kuriuos aš žiūriu dažniausiai, kurie man dažniausiai patinka. Tai kiekvienas šis punktas turi po 2 taškus. Iš viso galima surinkti 10. Tai reikia, kad tas turėtų dažną video kėlimą. Kelia bent vieną video per savaitę, jis gauna 2 taškus. Tada video montavimas. Aišku, jeigu būna koks podcast'o kanalas, tai jau tenai geriausiu atveju gausit 1 tašką. O jeigu visokie vlogų kanalas toks kaip mano, tai čia jau bus pagal mano nuomonę. Tada filmavimas. Taip pat ir podcastuose. Jeigu yra tik kelios paprastos scenos, tai tada gaus ir mažai taškų arba net negaus. Tada thumbnailai. Thumbnailai turi būti geri, kokybiški ir prenumeratoriai. 50 000 prenumeratorių yra 1 taškas. Tai jeigu tu jau turi 100 000 prenumeratorių, tai turėtų ir surinkti 2 taškus. Tai pirmasis kanalas yra Savaitės Rifas. Video kėlimas. Jie šiuo metu kelia kas savaitę, tai tikrai manau, kad trečia vieta galime jiem užskaityti 2 taškus. Video montavimas. Ir kadangi čia yra podcastas, tai už video montavimą duosime 1 tašką, už filmavimą duosime 2 taškus. Sekantis yra thumbnailai. Thumbnailai pas jos yra kokybiški. Gal sakyčiau, tik per daug visko prikrauta, nes yra labai, jie užima daug vietos. Bet vis tiek duokime jiem 2 taškus. Prenumeratoriai. Jie jau turi virš 50 000 prenumeratorių, tai duosime dar 1 papildomą tašką. Ir jie surinko 8 taškus, tai yra geras. Sekantis kanalas yra Tomuksas. Video kėlimas. Ir kiek matome, kad per pastarąsias 2 savaitės įsikėlė net 5 video. Video montavimas. Jis montuoja gana daug. Jis montuoja gana gerai, gal nesakyčiau geriau už mane, jis tikrai atiduoda daug laiko ir filmavimui, ir montavimui, ir manau, kad net daro geriau už mane. Iš filmavimo ir montavimo sakyčiau duočiau po 2 taškus. Thumbnailai. Thumbnailai yra tikrai geresni už mano, jis ypač ant Gataro Playaus thumbnailų matosi, kad turi tokį stilių, tai sakyčiau tikrai duokime 2 taškus. Ir kaip su prenumeratoriais jis turi, bet dėl prenumeratorių aš įdėsiu gerą youtuberį, jam yra kur tobulėti. Sekantis youtuberis yra Antanas J. Video kėlimas. Latvalis per visą mėnesį įkėlė 8 video. Bet per 2 savaitės jis įkėlė tik 2 video. Tas sakyčiau, kad jis šiek tiek pasviruoja, nes čia buvo realybės šou ir buvo daug turinio. Duokime 2 taškus, nes jis vis tiek šiuo metu dar vis įkėlė 1 video per savaitę. Video montavimas. Čia žinokit, net nėra žodžių. Antanas tikrai turi labai didelį sugebėjimą. Aš manau, čia tikrai yra daugiau verto negu aš. Čia gauna tikrai 2 taškus. Filmavime irgi yra tikrai daug pastangų ir realybės šou ir jo vloguose. Tai už tai tikrai duosime 2 taškus. Thumbnailai irgi pas jį labai geri. Tokia atrodo, kad mano paprastesni, bet jo paprastai dar geresni. Tai už tai irgi duosime 2 taškus. Ir prenumeratoriai jis yra pasiekęs beveik 150, bet aš galiu pasakyti, kad Antanas tikrai yra vertas geriausio youtuberio titulo pagal mano kriterijus. Sekantis youtuberis yra Martas Stankevičius. Iškart galiu pasakyti, kad jis yra mano vienas geriausių pasaulio žmonių pagal mane. Tai video kėlimas. Per mėnesį jis įkėlė 3 video. Bet per 9 dienas įsikėlė 2 video. Aš jam duodu už tai 1 tašką. Video montavimas. Pas montuoja tikrai gerai ir jis tikrai nusipelno 2 taškų. Filmavimas. Filmuoti jis tikrai gali daug. Kelionėse atranda daug visokių įdomių kadrų.
ir paprastą video jis tikrai gali nufilmuoti tikrai labai gerai. Aš iš jo mokinuosi atrasti visokių naujų kadrų, kad būtų įdomiau. Prieš filmavimą jis irgi tikrai gauna 2 taškus. Thumbnailai irgi tikrai yra geresni už mano. Ir prenumeratoriai yra 92. Tai viską susumavus jis gauna 9 balus, o tai reiškia geriausias YouTuberis. Sekantis YouTuberis yra Mantas Stonkus. Video kėlimas. Jis kelia kas savaitę 2 taškus. Video montavimas. Pas jį gana viskas paprasta, vienas kadras ir jis reaguoja į visokius žiniasklaidos skandalus, populiarius savaitės skandalus ir juos juokingai perteikia. Tai duokime tos 2 taškus. Filmavimas. Filmavimas tai yra, tikrai pasakysiu, gana paprasta. Ir nenoriu save kažkokį kietų pavadinti, bet manau, kad jį pas jį per daug paprasta negu pas mane. Už tai jis gauna 1 tašką. Thumbnailai. Kiek galima matyti pirmas YouTube'o šou ir tada po to jis tikrai įdeda daugiau darbo, nors pas jį viskas gana paprasta, bet ko daugiau jam ir reikia. Tai jis gauna dar 2 taškus. Ir prenumeratoriai 66 200. Ir iš viso jis surinko 8 taškus, jis būna geras YouTuberis. Sekantis YouTuberis, podcasteris, labiau podcasteris, video kėlimas. Tai jis kelia kas savaitę, tai jam duodam 2 taškus. Video montavimas. Pas jį paprastas, nes yra podcastas, tai jis gauna 1 tašką. Filmavimas. Ir aš manau, kad jis už šitą gana paprastumą gaus 1 tašką. Tada thumbnailai. Thumbnailai irgi pas jį gana paprasti, bet kaip ir visą laiką pas jį nieko daugiau nereikia. Tai už thumbnailus irgi, manau, duosime 2 taškus. Net virš 110 000 prenumeratorių. Ir surinkęs 8 taškus eina į gero YouTuberio kategoriją. Dar vienas YouTuberis tai yra Omantas. Jį įdėjau tik dėl to, nes jis labai neseniai vėl tęsė savo podcastų kėlimą. Ir video kėlimas pas jį yra geras, tai jam duosime 2 taškus. Video montavimas. Ir šiaip čia yra podcastas, tai jis gauna 1 tašką. Filmavimas. Pas jį kaip ir pasartų, tai už tai jis negaus daugiau nei 1 tašką. Thumbnailai. Galiu pasakyti, kad pas jį thumbnailai yra geri, tai šitam srityje manau, kad tikrai moka. Tai manau, kad jis gaus 2 taškus. Ir prenumeratoriai beveik 55 000 prenumeratorių. Tai jis gauna 1 tašką. Ir Omantas yra pirmasis, kuris patenka į normalių kategorijų. Sekantis kanalas yra Tik niekam nesakyk. Čia yra neseniai prasidėjęs kanalas, kur 3 žymus žmonės Čestovas, Butomis ir mano anksčiau minimas Antanas J. daro podcastą video kėlimas. Tai jie kelia kas savaitę, tai jiem duosime 2 taškus. Video montavimas, čia yra podcastas, viskas paprasta, 1 taškas. Filmavimas, tai aš jums duosiu 2 taškus. Ir thumbnailai, jie sakyčiau, yra mano lygio, jeigu aš būčiau podcasteris, tai jie gauna už tai 1 tašką. Ir prenumeratoriai yra 2230, tai iš viso jie surinko 6 taškus ir jie eina į normalių kategorijų. Sekantis YouTuberis yra Easternas, video kėlimas. Jis video kelia gana retai, bet jis streamina tai tikrai dažnai. Dabar jau yra pradėjęs Eurotoną, kur šiandien jau yra 8 diena ir aš jį tikrai kiekvieną dieną pasižiūriu. Tai jis už video kėlimą, sakyčiau, gauna 1 tašką. Video montavimas. Tai pas jį video yra sumontuoti gana normaliai, blogiau nei aš, tai jis gauna 1 tašką. Tada filmavimas. Pas jį filmavimas yra gana paprastas,
tai už tai aš jam duosiu 2 taškus. Thumbnailai pas jį gana paprasti, tai duokime 1 tašką. Ir prenumeratoriai 28 000, tai jis gauna už tai 0. Ir Easternas keliauja į mech kategoriją, nors jis visai geras streameris,